Gal tik tai sakykit, kaip vertinate pasiūlytą bausmę, kai jums siūlo vis dėlto baudą skirti. Nenoriu komentuoti. Bent labai trumpai. Sako, žmogus nenori komentuoti, kam jūs turėtumėte. Tai jūs gal galite pakomentuoti? Ką, bausmę? Tiesiog, Taip, kaip bausmę, vertinate kaip pasiūlytą prokuroro bausmę. Prokurorą reikėtų klausti, kokia bausmė yra numatyta įstatymė. Aš manau, kad prokuroras tokią bausmę pasiūlė pats suprasdamas, kad jokių mano ginamojo kaltės įrodymų šioje baudžiamoje byloje nėra. Kaip manot, kodėl tada buvo tas kaltinamas formuotas? Tai jūs girdėjote, aš sakiau savo poziciją. Tai labai trumpai gal galėtumėt pasakyti. Aš manau, kad būtent šiuo procesu yra siekiama bet kokią kainą nuteisti mano ginamąjį, tam, kad ateityje būtų galima to pagrindu riboti jo galimybę matytis su savo anūke. Ir kaip girdėjote šios dienos teismo posėdį, įdomiausia yra tai, kad analogiškus parodymus mano ginamasis yra davęs 2012 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto antrame apylinkės teisme. Analogiškus parodymus yra davęs Kėdainių rajono apylinkės teisme dar 2011 metais, apie ką nuo šių metų pradžios buvo žinoma ir kaltinimo palaikančiam prokurorui. Beje, teisiamasis tai yra kažkodėl už parodymus duotus Vilniaus teisme, už analogiškų parodymų davimą Kėdainių teisme, jisai atsakomybė yra netraukiamas. Tai galbūt prokuroras laiko, kad tenais jis sakė tiesą. Dėkui, geriausiai.